Širdelės, labas vakaras. Šiandien kaip tik yra vasario 14, Valentino diena, tiksliau jos naktis. Ir aš pagalvojau, kad sunku bus užmigti, jeigu nenufilmuočiau laidos, skirtas būtent Valentino įsimylėjėlių dienai. Kokia tema būtų? Niekaip nesugalvojau, taigi surinkau savo mėgstamo stiliaus 20 kompaktų ir noriu juos parodyti. Naujo amžiaus muzika, muzika skirta romantiškiams įsimylėjėliams, jokių čia sadomazo įsimylėjėliams dalykėlių nebus. Tai va. Tai čia tas 20 topas gal bus ne viena vieta neaišku, ar geresnė už kitą. Tiesiog 20 diskelių, kuriuos aš rekomenduoju romantiškiams įsimylėjimams Švento Valentino dienos proga. Naujo amžiaus muzika. William Aura rinkinys Timepiece. Lengvoji muzika, taigi ne visai naujo amžiaus, bet instrumentinė muzika, nėra žodžių. Diego Modena projektas su Jean-Philippe Odin, prancūzas ir argentinietis ir nesvarbu, multikultūrinis jų vyrų projektas Okarina. Jų antra dalis. Ir dar trečias kompaktas. Dabar japonų multiinstrumentalistas gitara. Thinking of You. Galvoju apie tave. Ir Vangelis, graikų multiinstrumentalistas, labiausiai man intimus atrodęs kūrinys, jo darbas 90-ųjų metų, 95 turbūt išleistas Voices. Balsai. Jeigu imtumėm ne tik tai naujo amžiaus muziką, kaip čia dabar parodžiau, bet ir instrumentinę, sakyčiau, smooth jazz, tas stilius, kuris daugiau laiko skiria meiliai. Tai būtų Till Bronner Movies. Tai būtų taip pat džiazo atlikėjas Grover Washington Jr. Ir albumas vadinasi Wine Light. Daina yra viena vokalinė, jinai puikiai. Sekantis albumas tai graikų šį kartą, multiinstrumentalistas Jani. Sensuous Chill albumas. Ir amerikiečių Ray Lynch'o No Blue Thing. Irgi labai intimus albumas. Dabar iš Didžiosios Britanijos Melvin Goodall, Mėnulio deivė, Moon Goddess. Ir italų pianistė, multiinstrumentalistė Susan Ciani,
Dream Suite. Amerikiečių duetas yra gitaristas mano Facebook'o draugas Erikas Tingstotas su Nancy Rumbel. Acoustic Elegance, čia dvigubas rinkinys. Mano mėgstamas pianistas David Lance, Hot Sounds. Susan Ciani dar koncertas, kuriame yra nemažai meiliai paskirtų kūrinių. Live, tiesiog ir vadinasi Susan Ciani, jos grupės Wave pritarinčios kartu ir jos albumas Live. Susan Ciani